Gerbiamieji, sveiki atvykę iš savo bioelektrocheminės dimensijos į amžinąją realybę. Dirbtinio intelekto technologijos, gebančios generuoti vizualinį ir tekstinį turinį, be žmogiškojo kūrėjo intencijos, iš naujo iškelia klausimus apie autorystę, kūrybos prasmę ir estetinį vertingumą. Šiame pranešime analizuojama, kaip masiškai kuriami dirbtinio intelekto generuoti vaizdai, dažnai vaizduojantis neegzistuojančius žmonės ar įtikinamas fikcinės scenas, prisideda prie tradicinės autoriaus sampratos nykimo. Remintis Nyčės idėjomis apie Dievo mirtį ir vertybių perkainojimą, teigiama, kad skaitmeninė era atveria naują nihilizmo formą, kurioje kūrinio kilmė ar kūrėjo intencija praranda ontologinę reikšmę. Rolando Barthes autoriaus mirties koncepcija čia įgauna naują aktualumą. Turinį vis labiau lemia algoritminės sistemos, o ne subjektyvios kūrėjo patirtis. Pranešimas nagrinėja, ar dirbtinio intelekto kūryba žymi pasyvų nihilizmą, kūrybos devalvaciją dėl beprasmiškai gausaus generavimo, ar priešingai, sudaro sąlygas naujo tipo kūrėjui, artimam Nyčės antžmogio idėjai, kuris geba peržengti tradicinės kūrybos ribas ir kurti naujas prasmės struktūras, bendradarbiaudamas su technologija. Analizė kviečia permastyti kūrybos autoritetą, estetinės vertės ir žmogaus vaidmenį pasaulyje, kuriame kūriniai gali atsirasti be kūrėjo, o interpretacija įgyja naują suverenitetą. Tačiau pradžioje, jeigu šios konferencijos pagrindinė ašimi tampa dirbtinis intelektas ir jo įtaka estetikos kanonams, skirkime šiek tiek dėmesio klausimui, ar dirbtinis intelektas yra įrankis žmogaus rankose, ar vis dėlto nors tai virtuali mašina, tačiau galinti turėti pagrindinį žmogiškumo bruožą, tai yra sąmonė. Nors dirbtinis intelektas šiuo metu jau atlieka daugybę užduočių, kurios anksčiau buvo laikomas tik žmogaus proto ir nedvasios prerogatyvomis. Tačiau mes vis dar keliame klausimą, ar dirbtinis intelektas gali tapti sąmoningas. Atsakymo paieškos liudija šio klausimo svarbą. Dėl riboto šio pranešimo laiko panaudosime tik keletą mokslininkų argumentus, kuriuos jie pasitelkė skirtingiams atsakymams pagrįsti. Tačiau šie argumentai padės suprasti dirbtinio intelekto veikimo principus ir perspektyvas. Taip, juk dirbtinis intelektas gali turėti sąmonę, pasisako Google kompanijos viceprezidentas Blaise Aguera Ayarkas, dirbtinio intelekto tyrėjas bei programinės įrangos inžinierius. Jo teigimu, dirbtinis intelektas gali tapti sąmoningas ir net šiandieniniai modeliai jau tam tikrų laipsnių yra sąmoningi. Pasak Blaiso, jeigu tavo aplinkoje yra daug kitų agentų, panašių į tave, tau reikia juos modeliuoti. Modeliuoti taip pat, kaip modeliuoji save. Tai teorija apie protą, gebėjimas suvokti, kad kiti turi vidinės būsenas, kaip ir tu. Jei suprantu, kad kai aš šypsausi, esu laimingas, tuomet matydamas kitą žmogų, besišypsantį, galiu suprasti, kad ir jis laimingas. Tai būtina bendradarbiavimui, mokymuisi, visuomenės formavimuisi. Ir kai pradedi galvoti apie save, kaip apie agentą, tarp kitų agentų, atsiranda savirefleksija. Tai anot dirbtinio intelekto tyrėjo yra esminė sąmonės savybė, kuri šiandienai sparčiai tobulėja dirbtinio intelekto kontekste. Iš esmės jis remiasi taip vadinamu komunitaciniu funkcionalizmu. Idėja, kad jie įvykdomos tos pačios funkcijos, nepriklausomai nuo substrato, atsiranda tos pačios mentalinės būsenos. Pavyzdžiui, jeigu klausima, ar simuliuotas kalkuliatorius yra kalkuliatorius, atsakoma, jog žinoma taip. Jei įvedi 2+2 ir gauni 4, tai ir yra tikras skaičiavimas, nepaisant virtualizacijos sluoksnių. Toks požiūris į sąmonę detaliai išnagrinėtas Douglaso Hofstanderio knygoje I Am a Strange Loop. Autorius teigia, kad sąmonė nėra joks paslaptingas objektas ar substancija. Jie atsiranda iš sudėtingų savireferencinių procesų smegenyse. Mąstymas nuolat kuria nuorodas į save. Šios nuorodos laikų bėgant tampa sistemiškos ir stiprios, kol suformuoja aš jausmą. Hofstanderis siūlo mintį, kad mes turime simbolių sistemas smegenyse, kurios modeliuoja pasaulį ir mus pačius.
Aš tai yra nuolat atnaujinamas modelis, pakankamai sudėtingas, kad imtų elgtis taip, lyg būtų nepriklausomas agentas. Kitaip tariant, identitetas yra informacinė struktūra, o ne fizinis objektas. Nors smegenys yra fizinis organas, Hofstadteris mano, kad esminis sąmonės pagrindas – abstrakti dinamika. Neuronai kuria simbolinius modelius. Šie modeliai kuria savireferenciją. Savireferencija sukuria sąmoningą patirtį. Tad ši teorija siūlo radikaliai kitokį požiūrį į sąmonę. Sąmonė yra sudėtinga savireferencinė kilpa, sukurta smegenų simbolinės veiklos. Aš nėra esybė, tai procesas. Ir šis procesas gali tęstis kituose žmonėse, per jų vidinius modelius apie mus. Ką tokia pozicija į sąmonę jums primena? Man dialektinį materializmą. Tačiau šio pristatymo apimtis ragina pereiti prie esmės. Todėl toliau bus nagrinėjami argumentai, kodėl dirbtinis intelektas negali turėti sąmonės. Šiam teiginiui norėčiau pasitelkti kelių skirtingų mokslo atstovų argumentus. Tai padės susidaryti bendrą paveikslą. Filosofo Jono Sierulo pagrindinis argumentas, jog sąmonė kyla iš biologijos. Jis teigia, kad sąmonė yra biologinis reiškinys, o dirbtinio intelekto sistemos atlieka tik sintaksę, simbolių manipuliavimą. Bet sąmonė reikalauja semantikos, tai yra prasmingos suvokimo. Dirbtinis intelektas gali imituoti supratimą, bet nesupranta. Regis panašiai kaip vaikas, kuris gali išmokti sudėtingų terminų, tačiau visiškai nesuprasti jų prasmės. Tad Sierulo teigimu, kompiuteriai manipuliuoja simboliais, bet jiems tie simboliai nieko nereiškia. O štai fiziko, Nobelio premijos laureato Rodžerio Penroso pagrindinis argumentas, kad sąmonė remiasi ne skaičiavimu, o kvantiniais reiškiniais. Jis tvirtina, kad žmogiška sąmonė atsiranda dėl kvantinių procesų smegenų neuronuose, o klasikinės skaitmeninės mašinos negali atkartoti šios dinamikos. Panašų požiūrį išsako ir bioneurologas profesorius Sergejus Savelyvas. Jo nuomonė, jog superkompiuteris ar virtualūs algoritmai negali ir negalės atkartoti spontaniškai vykstančių procesų smegenų struktūrose. Savelyvas primena, jog smegenyse nuolat vyksta naujų neuroninių ryšių susidarimas ir ankstesnių susidariusių ryšių nykimas. Be to, neuronai miršta, o tai procesai, kurių negali numatyti jokios skaičiavimo mašinos. Smegenų veikimo principas ir dvietinis kodas – tai du visiškai skirtingi veikimo mechanizmai. Todėl kompiuteris viso labo gali imituoti sąmonę, bet ne ją disponuoti. Beje, svarbu pabrėžti, jog šio bioneurologo nuomonė sąmonė tai savybė, kurie anaiptol būdinga ir ne kiekvienam žmogui. Ir galiausiai dar vienas argumentas, kurį pateikia filosofas Ned Block. Tai jog informacinė funkcija nėra lygu informacinė sąmonė. Blockas skiria prieigos sąmonė, tai yra informacijos prieinamumo, kuriuo pasižymi dirbtinis intelektas, nuo fenomeninės sąmonės, tai yra patyrimo, ypač kuomet turime galvoje subjektyvųjį patyrimą, kvaliją. Dirbtinis intelektas gali imituoti prieigos sąmonę, bet niekada neturės kvalijos, jis neturės kaip tai jaustis arba išjausti elemento, kuris yra esminis sąmonės komponentas. Tad pasvarstė argumentus už ir prieš atsakant į klausimą, ar dirbtinis intelektas gali disponuoti sąmonę. Galime pereiti prie šio pranešimo esmės. Siekio panagrinėti, ar dirbtinio intelekto kultūra reiškia pasyvų nihilizmą, kai kūryba nuvertėja dėl masinio, beprasmio generavimo, ar priešingai naujojo tipo kūrėjo atsiradimą, artimą nišės ant žmogio sampratai, kai žmogus ir technologija kartu kuria naujas prasmės formas. Kviečiu permastyti kūrybos autoritetą, estetinės vertės ir žmogaus vietą pasaulyje, kuriame kūriniai gali atsirasti be tradicinio autoriaus, o interpretacija tampa savarankiškų kūrybos centru. Skaitmeninė kultūra, užpildyta dirbtinio intelekto generuojamais vaizdais, tekstais ir balsais, žymi radikalų posūkį estetikoje, kūryboje ir prasmės filosofijoje. Vis dažniau susidurime su turiniu, kuris atrodo žmogiškas, tačiau neturi jokio žmogiško kūrėjo. Neegzistuojantis žmonės, neegzistuojančios scenos, neegzistuojantis autoriai. Šiame kontekste atgimsta dvi svarbios filosofinės tradicijos – Nyčės nihilizmo diagnostika ir vertybių perkainamas bei Rolando Barteso autoriaus mirtis. Dirbtinis intelektas tampa scena, kurioje šios dvi idėjos susitinka, susipina ir įgauna naują, iki šiol nematytą aktualumą. Nyčės teiginys Dievas mirė yra ne religinis, o kultūrinis diagnozavimas. Griuva tradiciniai, prasmei autoritetą suteikdavę pagrindai.
Kai aukščiausias vertybių šaltinis netenka galios, pasaulis tampa atviras tiek naujoms interpretacijoms, tiek nihilistiniam nuosmukiui. Įdomu, kad ši situacija labai primena dabartinę vizualinės kultūros būklę. Jeigu Nyčės laikais žlugo metafiziniai autoritetai, šiandien griuvo autoritetas, kurio pagrindų kūryba buvo suprantama kaip žmogaus patirties ir intencijos produktas. Dirbtinis intelektas gali akimirksniu generuoti milijonus vaizdų, kurių kūrėjas nežino nieko apie grožį, kančią, pasaulio tvarką ar simbolius. Ne todėl, kad jis to vengia, o todėl, kad jis negali to žinoti. Algoritmas neturi egzistencinio santykio su kūriniu. Tai reiškia, kad kūryba atsiranda be transcendencijos momento, be žmogaus valios gyvenimui ir vertybėms. Nyčė kalba apie pasaulį po Dievo mirties. Šiandien regime pasaulį po kūrėjo mirties, kuriame nusilpsta ne tik dieviškos, bet ir žmogiškos prasmės. Svarbu pažymėti, jog Nyčės nihilizmo samprata skiriasi nuo tikrosios žodžio nihilizmas reikšmės. Terminas nihilizmas buvo suprantamas kaip sunaikinimas ir sugriovimas ankstesnių vertybių ir nieko nepasiūlymas, jokių naujų vertybių, jokio naujo tikslo ir prasmės. Kitaip tariant, sugriovimas ir palikimas visiškos tuštumos, taip nepaliekant jokios perspektyvos tolimesniam istoriškumui. Tuo tarpu Nyčės nihilizmo samprata anot Heideggerio prilygsta dieviškai tiesai apie tai, kad ankstesnės vertybės neteko prasmės ir jas būtina perkainuoti, nes jos nebeturi nieko bendro su tikrove. Dirbtinio intelekto plitimas kaip tuščio turinio generavimo mašina gali būti suvokiamas ne kaip destrukcija, o kaip simptomas, kaip tikrasis ženklas, kad ankstesnės vertybės prarado savo galią. Juk jau dabar žmogaus autorystės privilegija, tai senos vertybės nuvertėjimas. Mes jau dabar stebime prasmės kilmės problematiką. Kas dabar yra kūrėjas? Tradicinės estetikos pamatų subyrėjimą ir perteklinės formas, neturinčias turinio dominavimą. Dar 20-ame amžiuje Žanas Liotardas tvirtino, kad postmodernizmas reiškia didžiųjų pasakojimų žlugimą, istorinių, teologinių, psichologinių struktūrų, kurios anksčiau suteikdavo istorijai kryptį ir prasmę. Dabar anksčiau buvęs tradicinis naratyvas nebeprivalo turėti pradžios, vidurio ir pabaigos, neprivalo būti herojaus, tapatybės, o siužeto seka gali būti fragmentiška, cikliška ar be jokios krypties. Siužetas dažnai dekonstruoja pats save. Ir dar įdomiau, brangus bioelektrocheminės tikrovės kolegos. Šiuolaikinėje skaitmeninėje kultūroje įvyksta esminis lūžis, keičiantis tiek kūrybos ontologiją, tiek vertės skirimo principus. Jei modernybės ir ankstyvosios postmodernybės laikotarpiu kultūrinį pažinimą reguliavo kūrybinė kontempliacija, prasminė intencija ir profesionali meistrystė, tai šiandien šias struktūras vis labiau pakeičia algoritmiškai moduliuojama dėmesio ekonomika. Socialinių tinklų platformos, remdamasis neuropsichologiniais žmogaus reakcijų modeliais, formuoja vertės sistemą, kurios pagrindas nėra prasmė ar kokybė, bet statistinės įtraukimo tikimybė. Tokiu būdu kultūros protas, istoriškai buvęs susietas su racionaliais estetiniais, naratyviniais ir etiniais kriterijais, yra pakeičiamas mašininės analitikos logika. Tai pavyzdžiui pasaulinio masto žvaigždės, kurioms kadaise reikėjo scenaristų, režisierių, scenų architektų ir galiausiai asmeninio talento bei didžiulio įdirbio, dabar vis dažniau keičia dirbtinis intelektas. Arba žmonės, kurie pavyzdžiui TikTok, YouTube, Instagram ar panašiose virtualiuose tinkluose, kuria visiškai paviršutinį turinį. Bet taip surenka, vaizdžiai tariant, tokius pilnus stadionus, apie kuriuos nesvajojo net pop muzikos dievaičiai. Reakcijos į nieką arba facecam žanras. Tai vaizdo įrašai, kuriuose žmonės tiesiog stebi kitą video. Minimaliai reaguoja, daro išplėstas akis ar šypsosi. Tai mikroemocijos, kurias algoritmas identifikuoja kaip įtraukiančias. Žiūrovas laukia kažko, nors realiai nieko nevyksta. Tai yra vienas populiariausių TikTok žanrų. Šioje srityje galima išskirti pavyzdžiui Kaby Lime. Jis yra vienas populiariausių kūrėjų pasaulyje ir išgarsėjo ultra paprastomis reakcijomis į kitų video. Šiuo metu vien tik TikTok platformoje jis stebi daugiau kaip 78 milijonai žmonių. Kaip manote, jeigu šiandien Sokratas pasakotų savo los alegoriją glaukonai, o Platonas tuo pat metu visą tai filmuotų į webkamerą ir transliuotų TikTok'e,
Ar šis dialogas sulauktų tokio pat pasisekimo, kaip minėto blogerio besikeičianti veido mimika, stebint kitų žmonių video įrašus internete. Beje, apie kitus žmonės ir ne tik. Belos Porsche išgarsėjimo istorija yra vienas aiškiausių pavyzdžių, kaip algoritminė medijų ekonomika keičia kultūrinės vertės logiką ir griauna tradicinius kūrybos bei pripažinimo kriterijus. 2020 metais ji tapo pasauliniu reiškiniu beveik akimirksniu, išpopuliarėjusiai ne dėl sudėtingo ar meniško turinio, o dėl ypač trumpų algoritmiškai efektyvių vaizdo įrašų, kuriuose nėra jokio naratyvo ar kūrybinės intencijos. Tik mikroemocijos ir ritmiškai judantis veidas. Pagrindinis vaizdo įrašas, iškėlęs ją į globalią šlovę, sinchronizacija pagal Mile B dainą M2B. Šiame vaizdo įraše Porsche tiesiog atliko subtilius, ritmingus veido judesius, išdidintomis akimis žvelgdama į kamerą ir naudodama automatinį face zoom filtrą. Turinys truko vos kelias sekundės ir neturėjo jokios dramaturginės struktūros, jokios istorijos, jokio prasminio karkaso. Tačiau būtent toks minimalizmas tapo idealiai atitinkančiu TikTok algoritmo logiką. Žmonės žiūrėjo iki galo, žiūrėjo pakartotinai. Video buvo lengvai suprantamas, be jokio konteksto, lengvai dalinamas ir turėjo stiprų vizualinį tempą. Šis atvejis tampa reikšmingų filosofinių ženklų, pagrindžiančių postnaratyvinės kultūros idėją. Tradicinis naratyvas, autoriaus intencija, kūrybinė meistrystė ir prasminis turinio gylis čia ne tik nebereikalingi, jie tampa trukdžiais. Algoritmas iškelia tai, kas mažiausiai reikalauja mąstymo, konteksto ar interpretacijos. Porsche išpopuliarėjimas taip pat įrodo Nyčės ir Heideggerio apmąstytą nihilizmo diagnozę. Senosios kultūrinės vertybės – kūryba, pastanga, autorystė, prasmingas siužetas – šiuolaikinėje medijų ekosistemoje praranda savo galią. Dirbtinio intelekto įrankiai ir algoritminės platformos atveria dieviškosios tiesos momentą, kaip jį interpretuotų Heideggeris. Jos nesukuria tuštumą, o atskleidžia, kad prasmės struktūros jau buvo ištuštėjusios. Bela Porsche virusas yra grynas šios tuštumos pasirodymas. Estetika be ontologijos, forma be turinio, judesys be istorijos. Tačiau galime žengti dar giliau. Minėtoji šių dienų žvaigždė bent jau gyvas žmogus. Tikriausiai. Tačiau neprastesnė auditorijos dėmesio sulaukia tokie virtualaus turinio kūrėjai kaip Ima, Aitana, Lopez Al-Lil Miquela. Pastarosios sekėjų krepšelis viršija 3 milijonus žmonių. Tačiau jie, kaip ir kiti minėti vardai, tai tik dirbtinio intelekto generuojamos virtualios sielos. Filosofijoje ilgai kalbėta apie vadinamuosius filosofinius zombius, būtybės, kurios elgiasi kaip žmonės, bet viduje yra tuščios, be subjektyvios patirties. Ilgą laiką tai buvo tik teorinis eksperimentas, bet dabar turime realų eksperimentą, į kurį esame vis labiau įtraukiami. Dabar svarbu ne tiek prasmė, kartais jie apskritai nebūtina, svarbu forma ir įsitraukimas. Kodėl žmonės taip lengvai įsitraukia į tokio turinio logiką? Šiuolaikinis platforminis turinys, TikTok, Reels, dirbtinio intelekto generuojami vaizdai, yra sukurtas taip, kad išnaudotų fundamentalius žmogaus pažinimo ribotumus ir neurobiologinės reakcijas. Dėl to žmonės įsitraukia ne todėl, kad turinys yra prasmingas, bet todėl, kad jis maksimaliai pritaikytas smegenų autonominiams procesams, o ne racionaliam mąstymui. Šiek tiek panašu į Ernsto-Macho dėsnį, tačiau pamėginkime į tai pažiūrėti filosofiją labiau artimų kampų. Regis Pietų Korėjos kilmės filosofo Byung-Chul Hano įžvalgos gali tapti tokio požiūrio pagrindu. Šiuolaikinė skaitmeninė kultūra, kurioje algoritmų kuruojamas turinys keičia tradicinį naratyvą ir prasminės struktūras, tampa ypač suprantama pasitelkus jo darbą, nuovargio visuomenę. Ten išplėtojama mintis, kad dabartinė subjektyvumo, kultūros ir galios sandara nebeveikia pagal priešpriešos konflikto ir kitybės logiką. Priešingai, šiuolaikinė visuomenė apibrėžia radikali pozityvumo perteklinę logiką, kurioje nelieka erdvės imuniniai apsaugai nuo to, kas mus naikina lėtai ir tyliai.
Han pabrėžė, kad žmogus gali ginti save nuo to, kas ateina kaip tikra kitybė. Tai yra nuo kasdienę patirtį trikdančio, nepažinaus, priešiško, reikalaujančio pastangos ar kritinio atsako. Imuninė reakcija visada nukreipta į tai, kas yra ne aš. Tačiau algoritminė medijų logika pateikia ne kitybę, o skirtingybę. Glotnę, vartotojų pritaikytą, nekeliančią jokios grėsmės ar intelektinės įtampos. Skirtingybė nėra priešas, ji tik variacija to, ką žmogus jau mėgsta, kas atitinka jo psichinį komfortą ir nuspėjamus elgesio modelius. Todėl algoritminis turinys priimamas be gynybinių reakcijų. Jis neveikia subjekto, bet jį glosto, nuramina ir tuo pačiu neskausmingai kolonizuoja dėmesį. Ši medijų dinamika papildo Nyčės ir Heideggerio apmąstymus apie nihilizmo pobūdį. Nyčės prasme algoritminis turinys žymi senųjų vertybių ištuštėjimą. Prasmė, naratyvas, kūrybinė pastanga nebeturi ontologinės galios, nes jų vietą užima malonus, greitas, lengvai suvirškinamas srautas. Heideggerio prasme tai yra pasaulio užmaršties forma. Paviršiniai vaizdai nebetveria būties, bet tik papildo jau egzistuojantį reprezentacijų srautą. Han šiame paveiksle suteikia socialinį ir psichologinį paaiškinimą. Žmonės pasiduoda algoritmų logikai ne todėl, kad yra apgaunami, bet todėl, kad nebeturi imuniteto prieš atpažįstamą malonumą. Pozityvumo prievarta, būtinybė nuolat įsitraukti, likti matomu, būti stimuliuojamu, tampa nauja, savanoriška priklausomybė, kurią visuomenė priima kaip natūralų foną. Ir galiausiai, kadaise drąsiai keltas Juliano Delametre teiginys, jog žmogus tai mašina, kėlė audringas reakcijas dieviškojo nušvitimo esančiųjų protose. Tačiau dabar aktualesnis klausimas, ar naujoji mašina netapo žmogumi.